Mano tėvai visada man sakė, kad universitetas yra vienas geriausių laikotarpių tavo gyvenime. Bet ar mūsų dienomis šitas pasakymas vis dar yra tiesa? Labas rytukas, šiandien kiek kitoks video, nes šiandien tiesiog sugalvojau, kad pasimsiu kamerą su savim visą dieną ir pafilmuosiu, ką veikiu. Mano pirma užduotis ryte yra nuvažiuoti į universitetą, tai kad tą padaryti reikia nueiti iki metro, nes miestas milžiniškas ir be metro niekur nenukeliautum. Keliaujant į universitetą galima pasigrožėti tokiais objektais kaip mečetė, kurios pavadinimo tiksliai nežinau, na ir žinoma Trumpo bokštas. Taip to Trumpo, apie kurį galvojate. Nežinau, ką jis tiksliai veikia Turkijoje, bet jis čia yra. Rytinė metro grūstalynė. Stambule gyvenu rajonėlėje pavadinimu Šišli Medžidijekoj, kuris yra, galima sakyti, europinės miesto dalies centre. Tai reiškia, kad yra daug labai viešojo transporto susisiekimo variantų, bet visą laiką gyveni žmonių grūstalynėje. Kad patekti į universitetą, tai irgi reikia kortelę atsižymėti, šiaip bet ko neįleidžia. Šiandien turiu 2 paskaitas iš viso. Viena paskaita yra nuo 8:30 šį būdavo, bet dėstytojas pats ją visą laiką vėluodavo, tai sakė, bus nuo 9:30. Tai rytinė paskaita 9:30, jinai yra žaidimų teorijos paskaita apie tai, kaip reikia optimizuoti savo žaidimą. Nesvarbu, ką žaidi, ar žaidi šachmatais, ar žaidi pokerį, blackjacką, kaip statyti, kiek statyti, kad didžiausi šansai būtų išeiti su pinigais. Pirmoji paskaita baigta ir buvo toks linksmas įvykis, kad vidury paskaitos tiesiog sprendžiau uždavinį ir įėjau kabinetą katė, jinai atėjo pas mane, užšoko ant manęs ir atsisėdo ant mano sąsiuvinio. Pajaučiau, kad mokaus Turkijoje. Lietuvos universitete abejoju, kad taip galėtų atsitikti. Kadangi universiteto miestelis toks didelis, tai yra autobusai, viešasis transportas, kuris nemokamai vežioja studentus po visą miestelį. Vieną kartą netgi mačiau autobusą, kuris vairuoja pats save. Tai įsivaizduokite, autobusas be jokio vairuotojo tiesiog pats savo važinėja. Taip pat yra tokie maži, keisti maisto išvežiojimo robotukai. Taip tikriausiai visi sakai maistą ir priveža tau jie. Koks planas, kadangi truputį anksčiau paleidau iš paskaitos, tai nueisiu pavalgyti pietus, labai ankstyvus, bet taip jau gaunasi ir tada į biblioteką truputį pasidaryti papildomų darbų. O čia kaip tik šalia manęs didžioji Mustafos biblioteka. Dirba 24 valandas per parą, naktį, dieną, savaitgalį, sekmadienį. Kad duoti šitam video truputį daugiau konteksto, tai nuo rugsėjo jau gyvenu Turkijoje, Stambulo mieste. Ir čia mokausi vienam iš didžiausių Stambulo universitetų ir mokausi kompiuterių inžineriją. Šitą stadioną vakare po dar vienos paskaitos eisiu. Bus treniruotė atletikos, bet tie debesis tamsus, tai neduoda ramybės, nes jeigu stipriai lis, tai nežinia, kaip čia pabėgiosim. Gerai, užsipliurpiau jau į tą kamerą, metas eiti pietauti. Kaip esu minėjęs, universiteto pietus turi truputį tokių kalėjimo nuotaikų, nes viskas yra tokiam dideliam metaliniam padėkle, bet šiaip apart to labai būna skanu ir labai sotu dažniausiai. Tai nusiskundimų neturiu, pavalgau ir pietus ir vakarienę už 1,20 €, kas per visą dieną tai yra labai neblogi pinigai ir dar duoda sriubos, salotų, ko dažniausiai namuose pats nesidarau. Šiaip labai skanus koldūnai turkiški ir
Saldumynai, tokie žiauriai, siaubingai saldus, niekada nepabaigiu porcijos. Pietus baigti, dabar greitai bėgu į biblioteką pasibaigti vieną projektą. Namų darbas, kurį reikia pabaigti, yra robotikos ir kol kas mano robotas kažkodėl susinaikina atsimušęs į sieną arba įsistrigdina save kampe. Opa, visam dobri. Not too bad, like, I don't know what the D is supposed to represent in the middle. Pasibaigus namų darbus iškeliavome į programų inžinerijos paskaitą, kuri yra kitame miestelio gale. Na, o pakeliui galima pasigrožėti Levent verslo rajonu ir lėkšte skirta bendrauti su ateiviais. Get fetch. Po paskaitos užsukome į kažkokį gamerių renginį, kuriame galima buvo žaisti PUBG per telefoną, žinoma, turkų kalba ir laimėti kažkokius prizus. PUBG. Devamet. Viskas turkiškai, bet tikiuosi, kad čia reiškia, kad pradėti žaidimą šitas mygtukas. Tai su paskaitom jau šiandien baigta, dabar paskutinis planas universitete tai yra nueiti į stadioną, į bėgimo klubą. Bet kai va toks oras, lietus, tai net nežinau, kur bus užsiėmimas, ar bėgiosime stadione pačiam, ar viduj. Ne pats maloniausias oras treniruotei, bet ja, bus sunkiau, bus šalčiau, bet to pačiu gal ir labiau hardcore. Just like baby, I've been joining forces with the likes of an A-team. Jumping off of buildings used to be so stimulating. Now I'm reaching new heights, I'ma need the off-white. Play with the fire, you get burned. All of my struggles became lessons well learned. I got desires that keep me grounded, that's for sure. Cause one day we gon' make it out this earth, where's your worth? I'm sick of your talking, you got the wrong one. I'm taking your king and I leave him broken. If I am in second, it's after no one. Just give me a second to let him know. Two more? Yes. Dar du. Nu, tokios šlapios treniruotės dar nebuvau turėjęs niekada gyvenime. 8 sprintai po maždaug 100 metrų. Sudėtinga, ypač kai taip šlapia ir šalta. Ką dabar persirengsiu, nusisausinsiu ir namo. Gal ir grįžtų iš universiteto labai fiziškai pavargęs, bet toks fizinis aktyvumas man padeda atsigauti po visos dienos protinio darbo ir sėdėjimo prie kompiuterio. Todėl gal ir atrodau truputį liūdnai, bet iš tikro viduje esu labai laimingas ir tikrai jaučiuosi geriau negu dieną, kada neturiu fizinio aktyvumo iš viso. Kokie šiandien įdomus faktai nutiko? Tai maždaug 10 žmonių manęs paklausė, ar aš esu youtuberis ir turiu YouTube kanalą ir aš toksai buvau, nežinau. Tai sakiau toksai, nežinau, aš čia labai youtuberis, šiaip gal tiesiog filmuoju video. Mano rajonėlis. Tai toks aktyvumas, bet su kiekviena gatvelė, su kiekvienu posakiu vis tyliau darosi ir tada galiausiai, kai jau pasiekiu savo namų gatvelę, ten jau iš viso realiai tylu. O, žinokit, pirmą kartą taip užtikrintai turkiškai kalbėjau parduotuvėje. Sako, maišiuko reikia? Sakau, ne, nereikia. Sako, kiek sausainių? 2 sausainiai. Kortele, grynais, kortele.